Tai yra, sakyčiau taip, eilinės dienos Vilniaus arba Kauno mieste rezultatas. Iš viso per savaitę laiko buvo sulaikyta tik tai 30 įvairiausio plauko pažeidėjų. Išskirtinių kažkokių sunkumų mes nepatyrėm tuomet. Išskyrus tai, kad vėlai labai reikėjo grįžti namo ir anksti ateiti dar. Galbūt tai. Viskas, instruktažas buvo, randat, pakeičiat ir pranešat. Mūsų pajėgos buvo išdėstytos ne vien tik tai pačioje arenoje, bet ir tose vietose, kur gyveno sirgaliai, tose vietose, kur lankydavosi sirgaliai, kur jie po rungtynių išvesdavo arba pergalę, arba pralaimėjimą. Ir mes vienu metu turėdavom šiam renginiui skirtą apie 140 pareigūnų. Kalbu tik tai apie tuos viešosios policijos pareigūnus, kurie tą pareigą atliko viešai. Dalis jų buvo rezervė, visų jų nematė žmonės. Ir mes dar galėjom papildomai skirti tiek pat pareigūnų ekstra atveju, jeigu reikėtų. Prie arenos vandenyje buvo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kateriai paruošti, jeigu netyčia kažkas įkristų ar vėl kažkas atsitiktų. Visos arenos buvo patikrintos, ar nėra sprogmenų padėta, buvo atliktos patikros, arenos saugiai perduotos į saugos tarnybos apsaugą ir mūsų aras buvo pasiryžęs reaguoti į bet kokį incidentą. Mes pasitelkėme pagalbą valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnius. Kadangi jie matydami iš viršaus gali pristatyti tiek eismo judėjimą, tiek gyventojų judėjimą, tiek problemas, kamščius ir visą kitą. Pirmiausia, galima pasakyti tai, kad čempionatai buvo ruošiamasi tikrai ne paskutiniam savaitėm. Nuo praeitų metų rudens pradėjom mąstyti apie tai, kaip reiks užtikrinti viešąją tvarką. Kadangi jau žinojom, kad vyks toksai renginys ir iš tikrųjų mes savo planus turėjom pakankamai anksti. Rengiant atskirus posėdžius, bendraujant, kalbantis, dėliojant atskirus planus, buvo organizuotos ir išvykos atsakingų pareigūnų į pasaulio krepšinio čempionatą Turkijoje, kurie susipažino su ten vykstančių renginių apsauga. Prieš krepšinio čempionatą vasaros metu mes kartu su ekstremalių situacijų komisija mieste pasijungėm ir nutarėm, kad ne vien tik tai reikėtų organizuoti pratybas evakuojant sirgalius iš pačios arenos, tačiau ir pasižiūrėti, kaip pajėgos galėtų užkardyti, eliminuoti galimus chuliganus arenos prieigos. Ruošėmės galbūt net daugiau nei reikėjo. Bet aš visada naudojuosi tokiu senu, turbūt, romėnų pasakymu, kad jeigu nori taikos, visada ruoškis karui. You need around such an event of such a dimension a lot of safety and security measures, which have to be done on the one hand by volunteers, private security company, but the main backbone of these measures is the police. Aišku, žmonės buvo nusiminę. Požiūris į darbą, darbo intensyvumas, noras dirbti be abejo sumažėjęs. Vis dėlto lietuvių pareigūnai taip pat yra lietuviai ir tikrai nemaža dalis yra ir krepšinio gerbėjų. Paskui dienose pusės tos nuotaikos įsisklaidė, nes vienaip ar kitaip reikia dirbti, tai yra mūsų darbas. Iš tikrųjų, tai čempionatas turbūt buvo iššūkis visai Lietuvos policijai.
Tai buvo mums kaip išbandymas, nes tokio lygio varžybų niekada nevyko Alytuje. Tai buvo labai didelis renginys ir jo pasiruošimui buvo labai didelis dėmesys. Džiaugiuosi tuo, kad per krepšinio čempionato laikotarpį, kuris vyko Vilniuje, jokių rimtų įvykių neįvyko. Džiaugiuosi tuo, kad turiu profesionalų kolektyvą, kuris dirbo viršvalandžius, dirbo naktimis papildomai, dirbo negalėdamas savęs, kad mums pavyko padėtį išlaikyti stabilę. Saugumas nėra sritis, kurioje galima persistengti. Jeigu neįvyko nelaimė, vadinasi, viskas vyko aukščiausiam lygmenį ir viskas taip ir turėjo įvykti. Vadinasi, tie nematomi žmonės atliko savo darbą. Lietuva yra konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas nare. Ir šios konvencijos vykdomo direktorato vadovas kaip svečias buvo pakviestas ir dalyvavo stebint Europos čempionato net ir pasirengimo darbus. Buvo anksčiau atvažiavęs ir per patį čempionatą jo vertinimai buvo labai palankus. Manau, kad policija tikrai tą egzaminą išlaikė, žmonės jautėsi saugiai, incidentų jokių nebuvo ir tai dar kartą parodė, kad Lietuvos policija yra patikima policija ir gali tokio masto renginiuose tikrai užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą. We saw a lot of police in the city center. We spent most of our time there, and they were walking the streets, and we feel really safe here. Šiaip aš į Kauną atvažiavau svečius pasižiūrėti turnyro. Na, jaučiuosi kol kas saugiai, nieks neužpuolė, matot, policijos yra daug. Kol kas jaučiuosi tikrai labai saugiai. I was here quite often because during the preparations I had to do a lot of meetings here. I also was here last year in summer on the Under-18 championship of FIBA Europe. And never ever was even one single second I did not feel safe.